Į Kauno apskrities viešąją biblioteką per dieną užsuko daugiau kaip 600 lankytojų, beveik pusė jų skuba į bendrąjį abonementą ir čia renkasi įvairias knygas, kurias leidžiama išsinešti namo. Bibliotekininkai pastebi, jog populiariausia yra grožinė literatūra, ypač naujausios per pastaruosius 3 metus išleistos knygos, kurias perkant knygynuose tektų pakloti ne vieną 10 litų. Jos niekada neužsiguli lentynose, vieną tokią knygą per metus perskaito 150, kartais ir daugiau skaitytojų. Mūsų skyriaus išdavimo viso 50% sudaro grožinė literatūra. Reiškia, tikrai ne vien mokslų žmonės skaito ir savam malonumui, ir laisvalaikiu ir taip toliau. Žodžiu, kaip galėčiau išskirti gal tokias grupės grožinės, kad imamos būtent tam laisvalaikiu, apie ką mes kalbėjom, ir labai didelė dalis tai yra programinės literatūros mokiniai. Jeigu jiem uždavė, tai jau ta knyga bus populiari ir viskas, jau jos populiarumas garantuotas. Kiek rečiau bibliotekoje galima sutikti viduriniosios kartos atstovus, anot įstaigos darbuotojų, daugiausia populiarią laisvalaikiu skirtą literatūrą skaito paaugliai ir vyresniojo amžiaus žmonės. Negalėčiau išskirti vienos grupės, galbūt sakyčiau taip, jaunimas ir pensininkai. Mažiausiai turim to vidutinio amžiaus skaitytojų. Tai yra natūralu, kadangi žmonės užsiėmė, daug dirba, o daugiau laiko galbūt turi būtent šitos amžiaus grupės. Kauniečiai tampa vis išrankesniems, labai svarbus estetinis knygos vaizdas, todėl jie mieliau renkasi naujausius kūrinių leidimus. Kultūros ministerija šiemet Kauno apskrities viešai bibliotekai įvairiems dokumentams įsigyti skyrė 414 000 litų. Už juos perkamos ne tik knygos, bet ir užsakomi laikraščiai ir žurnalai bei kiti leidiniai. Kitiems metams valdžios vyrai nežada didinti finansavimo šiai sričiai, o knygos vis brangsta. Todėl bibliotekoms tampa vis sunkiau pradžiuginti skaitytojus naujų ir gražiai išleistų knygų pasirinkimu.